įsitaisyk patogiai ir tegul tai būna leidimas sau trumpam sustoti. Šią akimirką, kai nieko nebereikia spręsti, taisyti, nieko nereikia suprasti ir gali tiesiog skirti laiko pabūti su savim, susijungti su savim, susitikti su savim. Ir atkreip dėmesį į savo kvėpavimą, kad jis vyksta natūraliai savaime. Pastebėk, kaip įkvepi, iškvepi. Ir dabar su kiekvienu iškvėpimu įsivaizduok, kaip paleidi įtampą, kažko perteklių, skubėjimą. Iškvepi vidinį spaudimą. Viską sutvarkyti iš karto. Galbūt dabar tavyje yra vieta, kur vis dar save spaudi, kaltini, teisi, graužiasi. Galbūt kažką padarei ne taip, ar kažko nepadarei. Galbūt sureagavai ne taip, kaip norėjai. Gal vėl norėjai būti kitokia, nei buvai. Ir dabar nieko nereikia slėpti. Nieko nereikia pagražinti. Išgirsk tą atsakymą. Už ką dabar save teisiu? Už ką sau šią akimirką neatleidžiu? Pamatyk, kur dabar manyje yra nepasitenkinimo savimi, kur spaudžiu save būti kitokia, kur noriu save taisyti vietoj to, kad su savim pabūčiau. Ir dabar nukreip dėmesį į kūną. Kaip tai jaučiasi kūne? Gal kaip spaudimas, sunkumas, susitraukimas, įtampa. Nieko nekeisk, tik pastebėk. Ir primink sau, aš esu žmogus su savo ribomis, jautrumu, su savo žinojimu ir nežinojimu, su savo pastangomis, su savo netobulumu. Aš esu žmogus. Ne idealas. Ne kažkas, kas visada viską padaro tobulai. Ne kažkas, kas visada žino, kaip geriausia. Tiesiog žmogus.
Ir galbūt dabar gali sau pasakyti, aš matau, kaip save spaudžiau. Aš matau, kaip savimi nusivyliau. Aš matau, kaip man buvo sunku būti su savim. Ir vis dėlto aš renkuosi sau atleisti. Renkuosi sau atleisti. Ne todėl, kad viskas buvo tobula. Ne todėl, kad nieko nereikia matyti. Ir ne todėl, kad man nesvarbu. O todėl, kad nebenoriu kariauti su savimi. Ir gali pakartoti mintise. Aš atleidžiu sau. Atleidžiu sau už tai, kad nebuvau tobula. Atleidžiu sau už tai, kad kažko nežinojau. Atleidžiu sau už tai, kad ne viską padariau taip, kaip norėjau. Atleidžiu sau už savo žmogiškumą. Atleidžiu sau, kad kartais pavargstu, kad kartais klystu. Atleidžiu sau, kad kartais bijau, kartais pasimetu. Atleidžiu sau, kad mokausi. Ir jei viduje yra dalis, kuri dar nenori atleisti, ir ją gali pamatyti. Kaip ji ten jaučiasi? Gal ji bijo, kad jei atleisi sau, nustosi augti. Gal ji bijo, kad tapsi per minkšta sau. Gal ji mano, kad tik spaudimas tave keičia. Ir jei taip pat gali tyliai pasakyti, aš tave matau. Matau, kad nori mane apsaugoti. Bet man nereikia savęs bausti, kad galėčiau mokytis. Aš galiu matyti aiškiai ir tuo pačiu būti švelni. Aš galiu augti ir tuo pačiu savęs negriauti. Aš galiu prisimti atsakomybę ir tuo pačiu savo atleisti. Ir galiu užsidėti ranką ant širdies arba ten, kur dabar labiausiai reikia ramybės. Ir pasakyk sau, aš esu su savimi. Aš savęs neatstumiu. Aš atleidžiu sau. Aš leidžiu sau paleisti. Leisk sau pajausti, kaip po truputį minkštėja vidinis griežtumas. Kaip po truputį atsileidžia spaudimas. Kaip po truputį atsiranda daugiau erdvės. Gal tik truputį, gal visai nedaug. Ir to pakanka.
tau nebereikia toliau nešti šio savęs teisimo. Tau nebereikia vis iš naujo grįžti į tą patį savęs puolimą. Ar gali paleisti tą įprotį save bausti bent truputį ir atsikvėpti bent truputį. Ir ar gali grįžti į save švelnesnė, švelniau. Ir dar kartą pasakyk sau: aš atleidžiu sau. Aš paleidžiu vidinę kovą. Aš leidžiu sau būti žmogumi. Aš leidžiu sau mokytis. Aš leidžiu sau grįžti į švelnumą. Ir kai būsi pasiruošus, gali po truputį sugrįžti su daugiau erdvės, su daugiau švelnumo ir mažiau kovos, su pasirinkimu mylėti ir apkabinti save.